Sveiki. Prisimenu vieną dalykėlį, kaip buvo pirmas tachografo naudojimas. Ir ten buvo vienas toks dalykėlis, atrodo paprastas, bet dabar, kai prisimenu, gana juokingai ten atrodė, kai aš nesugebėjau vieną dalyką padaryti. Kai praktiškai tik teorinės buvo tachografų žinios. Parodysiu trumpai, gal naujokam kažkam tai visai, kurie niekada nenaudojo, bus įdomu, bet čia toks tiesiog juokingas atvejis iš mano pradžios darbo. Atėjęs iš šito pradedi daryti rankinius nustatymus. Ir vienu žodžiu, kol daini kitą jau paskutinę tą meniu, kurią paskui pamatysi tenai. Tai va čia tiesiog darai, neaiškinsiu kaip čia darau, nes jau rodžiau video prieš tai būsiam, kaip čia visi tie rankiniai nustatymai. Tai va tik tai parodysiu patį galą, kaip tenai buvo tas juokingas atvejis, kada atrodo pabaigiau nustatymus ir nesupratau ką daryti. Tai va čia va paskutinės jau žinutės yra. Ir dabar dar atsiras viena žinutė. Būtent va šita va. Ir galvoju, kas čia yra, viską suvedžiau ir dabar kažkoks tipo aš vairuoju be kortelės, kaip tai yra. Dar pasiklausiau pas kažką tenai įmonėje, bet nieks nežinojo vairuoti, ten nebebuvo daugiau. Nu ir važiavau su tokia žinutė. Nu galvoju, normaliai įdėjau kortelę, nieks neveikia. Tai va tai buvo, dabar atrodo juokinga. Nesupratau, kad reikia paspausti dar vieną kartą OK. Nors paskui išmėjau kortelę. Dar vieną kartą OK paspausti ir šitą žinutę išnyksta ir jau rodo visą tą reikalingą tavo informaciją. Tai dabar, kai prisimenu šitą, tai jo, čia buvo įdomus dalykėlis mano gyvenime. Tai tiek. Tiesiog, jeigu matot šitą dar žinutę, dar tiesiog spauskite OK ir viskas. Ir jūs grįžtate į normalų meniu. Iki sekančio.